Labas rytas, sveikinuosi iš Šventosios Mergelės bazilikos kiemo. Jau pabėgau iš viešbučio, sumontavau jums video ir įkėliau. Tai būtinai parašykite komentarus, kaip patiko tas video. Einu ieškoti, kur įsigyti bilietą ir kopsiu į pačią viršūnę apžiūrėti Gdansko senamiesčio panoramos. Nu ką, 400 laiptukų prasideda. Laiptai įveikti. Trišimtai laiptukų. Dar liko 100. Lipti ir lipti. Bet jau padusau ir kojas pavargo. 330. Labai girdisi iš aukštai stiprus vėjas. Turbūt dar nuo vakar audros pasilikęs Gdanske. Paskutiniai laiptukai į pačią viršūnę. Vėjas tai beprotiškas aukštai. Bet už tai vaizdai kokie nuostabus. Dabar po truputį nusileidinėjam žemyn. Štai ir viskas, bažnyčios apžvalga baigta. Keliaujame geležinkelio stoties ir lėksim į Krokuvą. Gdansko geležinkelio stotis. Reikia pasižvalgyti Gdansko stoties vidų. Va, jau paskelbė apie mano traukinį, vyko laukti nebedaug. Tai 15-20 minučių ir lėksim į Krokuvą. Lėkim savo traukinį. 6 vagonas.
Nu ką, aš pagaliau Krokuvoj. 5 valandos 30 minučių išsėdėta. Tai labai norisi pastovėti. Galim pasigrožėti traukiniuku, niekas neskuba išlipti. Turbūt kas važiavo nuo Gdansko iki čia, iki Krokuvos, tai ir numiegojo. Aš pasižiūrėjau vaizdų pro langą. Pasibaisėjau Lenkijos geležinkelių premium klasės internetų traukiniuose. Tokio prasto interneto aš niekur nesu gyvenime matęs. Tai būna internetas, tai nebūna. Kas 15 minučių atsijunginėja, turi prisijungti. Traukinys kaip traukinys, viskas liuks, minkštas, patogus. Bet Wi-Fi tai yra šūdų šūdas, galiu tikrai atvirai pasakyti. Greitis irgi aš nemačiau, kad būtų didesnis negu 207, kur jų tas deklaruojamas 250. O jeigu sustos, tai sustos stovės kelias minutės, jeigu važiuoja 100, 120, 150, 160, tai kur čia yra premium klasė? Šitą aš nesupratau važiuodamas nuo Varšuvos pusės link Krokuvos. Viskas, noriu labai gerklėkį ieškoti, kur galima būtų atsigerti, pasidairysiu dar po stotį, pavaikščiosiu, susimatysim vėliau. Galim apsižvalgyti šiek tiek, neįėjo į pačią stotį. Tai geležinkelio kelias į tą pusę tai yra link Zakopanės. Visi stočių peronai. Štai ir mano traukinys, kuriuo atvažiavau. Valomas, šluojamas, šluostomas, visi turėklai nušluostomi ir važiuos atgal į Varšavos rytinę stotį. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży.
Pociąg 20 minučių ir išvalytas traukinys ir 18:44 grįžta atgal į Varšuvą. Pociąg Soboty Kolejowej Małopolskiej S3 do stacji Oświęcim przez stację Keliaujam iš savo perono į pagrindinį stoties pastatą. Krokuvoje šilta, net džemperio nereikia, nors ir vakaras 24 laipsniai šilumos. Šalia ir autobusų stotis. Niekur toli nereikia, visur įsikūrė Lenkijai prie kiekvienos geležinkelio stoties, praktiškai visur yra ir po autobusų stotį. Vaikšto apsaugos darbuotojai, dar nei vienas neprisikabino, kad negalima filmuoti. Nei Varšuvoje, nei Gdanske, nei čia Krokuvoje. Aišku, neprisišnekėkim. Žmonių daug, nors ir 18:40 vakaras. Žmonių labai daug. Maitinimo įstaigų labai daug. Didelė bedrionka viduje stoties. Tolimų kelionių susisiekimo Stadler firmos traukinys. Aišku, ne premium, bet gal nors šiame traukinyje internetas geresnis. Pirmos klasės vagonas. Važiuoja iš Krokuvos iki Lodzės. Vagonas restoranas. Pociągiem K63 do stacji Podbrąże przez stację. Net ir alaus galima įsigyti lenkiškose traukiniuose. Ir antros klasės vagonai. Labas vakaras. Atėjau pavakarieniauti babutės restoranėlį. Vakarieniausiu čia. Galit pasižiūrėti, kaip atrodo, koks vaizdas. Kokios gėlės, kokios dekoracijos. Keliavo mano sriubytė. Ir dar virtinukų sumesyti. Šį kartą virtinukai kepti. Labas dar kartą visiems. Einam apžiūrėsim, kur neriukas gyvena Krokuvoje. Štai, kaip atrodo butas. Turim vėlgi vieno kambario studiją su dideliu televizoriu, kur kanalai vien lenkiški. Turim virtuvėlę. Turim vaizdą pro balkoniuką su daug statybų. Štai toks vaizdas. Turim lovyklą.
vištytė jau išbandyta. Turim staliuką. Mikrobangė, šaldytuvas. Lyginimo lenta, nors nežinau, ką reikia lyginti. Ir vonios kambarys. Pamiršau paminėti, kad šiame bute būsiu 2 naktis, tai beveik 3 dienas. Nuo antradienio popietės iki ketvirtadienio ryto. Na ir pabaigai šiai dienai norėčiau padėkoti už antro videoblogo peržiūras, laikus. Ačiū, kad dalinatės, ačiū, kad komentuojat. Malonu skaityti jūsų komentarus. Daug turinio šiandien nufilmavau, nes praktiškai prasidėjau pusę dienos traukiny. Kaip visada linkėjimai. Šįkart linkėjimai skrieja Mindaugui. Ačiū už pagalbą ir už kritiką. Ties ta vieta ir baigsim šios dienos filmuką. Ačiū dar kartą ir iki rytojaus.